Balansavimui ant galvos viršūnės bei alkūnių rekomenduoju pradžioje naudoti kilimėlį, kad būtų šiek tiek minkščiau ir mažiau spaudimo. Taigi, pirmas žingsnis. Aš išsimatuosiu atstumą nuo alkūnės iki alkūnės. Padėsiu šiuo atstumu savo alkūnės ir nekeisdama atstumo surasiu stulpo pagrindą. Gali būti ranka virš rankos, gali būti sunertos, bet prie pat pagrindo. Tuomet priglausiu galvą prie pat stulpo čia ant viršūnėlės ir bandysiu, eidama į priekį su pėdomis, priglausti kuo arčiau stuburą prie stulpo. Tai priglaudžiu, pakeliu užpakaliuką ir einu, kiek leidžia galimybės arčiau. Labai svarbu nepamiršti, nesitaisyti šio atstumo, sudarom gražų trikampį. Taigi, kai prieisiu su kojomis kiek įmanoma arčiau, tada bandysiu su viena kažkuria koja kuo stipriau atsispirti ir gaudyti stulpą. Kai pagausiu stulpą, pritrauksiu kitą ir jau galėsiu balansuoti ant 3 atramos taškų. Jeigu jausiuosi saugiai, viena koja lenksis ties kelių 90 laipsnių, eis į šią pusę, o kita koja eis į mane. Pademonstruoju. Išsimatuoju atstumą, padedu, susirandu stulpą prie pagrindo, galva, prieinu kuo arčiau ir spiriu. Pagaunu stulpą, pritraukiu kitą koją. Ir dabar galiu išsirinkti, kurią noriu lenkti į galą, o vieną į priekį. Nugara šiek tiek įsiliečia, viskas yra ok. Galiu sukeisti kojas vietomis. Dabar išėjimui saugiausia vieną koją užkabinti šiek tiek už stulpo, leisti žemyn, o su kita ieškoti žemės ir nusileisti ant kelių.